Tai dabar norėčiau papasakoti apie saugos diržų išdėstymo kampus. Būtent tą pozicionavimą tinkamą. Pradžiai pečių diržai. Tvirtinimas dabar yra būtent numatytas, kad jisai turėtų būti arba visiškai horizontaliai, sakykime, pečių diržai užeiti ant sportininko pečių, arba gali būti kampas iki 20 laipsnių žemyn. Dabar dar papasakosiu apie vieną tokį įdomų efektą, kuris atsitinka su pečių diržų, būtent apjuosimu aplink lanką ir, sakykime, sagties užstrigimu. Tai kaip žinia, vis tiek sagtis, turi kažkokią tai masę ir jinai paprastai atsegus diržus nusileidžia žemyn su diržu. Tai sportininkui paėmus peties diržą ir užsitraukiant gali nutikti štai toksai efektas. Kad pati sagtis, jinai užspaudžia diržą, neleidžia jam prasisukti ant vamzdžio. Na ir važiavimo metu faktas, kad diržas, ko gero, kad atsipalaiduoja. Vis važiuojant, matot, slenkasi, kol atsistato į padėtį. Tai va. Tai aš visada siūlyčiau palikti šiek tiek didesnę kilpą, kad toks efektas negalėtų atsitikti. Kaip matot, didesnės kilpos. Kas sąlygoja didesnė kilpa, tai reiškia, kad niekaip negali užstrigti sagtis. Tai va, bet tada tiesiog galima užtrauktukus plasmasinius uždėti arba ant lankų pagalvėlės, kai būna fragmentą tos pagalvėlės atkirpti, prispausti čia prie vamzdžio, kad tie diržai negalėtų slankiotis į šalis. Taip, tai dabar juosmens diržo kampai, tai vėlgi, kaip sakiau, skaičiuojame laipsnius būtent nuo horizontalės išvestos iš ilgai kėbulo. Tai šitas diržas gali būti įrengtas nuo 20 iki 70 laipsnių kampų būtent toj zonoje. Tai kas labai svarbu iš ties, kad sagtis diržo reguliavimai būtų pakankamai arti sėdynės krašto, kad sportininkas galėtų lengvai pasiekti, sakykime, sagtį ir atsileisti diržus vienas dalykas, kitas dalykas daryti per sagtį šiokį tokį poveikį, kad diržus užsitempti. Tačiau šis sagtis negali dengti sėdynės angos arba ją įeiti. Tai dabar pakalbėsim apie apatinio diržo padėtį ir būtent kampus šito diržo išdėstymo. Tai jeigu mes dabar įsivaizduosim, kad šita vertikali linija, jinai būtent yra, vertikaliai išvesti diržai išeina pro sėdynės angą, tai diržų tvirtinimas gali būti 20 laipsnių į priekį, bent jau pagal reikalavimus yra taip nurodoma, kad jie gali būti nuvesti 20 laipsnių į priekį, arba gali būti 90 laipsnių atgal nuvesti. Tai yra naujas, reikalavimų to nepavadinsiu, leidimas, nes anksčiau buvo leidžiama 20 laipsnių atgal, 20 laipsnių į priekį, dabar leidžia 90 laipsnių atgal. Viskas yra susijęs su tuo, kad, konstruojant automobilį iš ties siekiama kuo žemesnės sėdėsenos sportininko ir būtent dėl žemos sėdėsenos ir sėdynės prisiglaudimo labai arti kėbulo, nebeišeina sutalpinti būtent tų tvirtinimo elementų saugos diržų, todėl juos leista tvirtinti už sėdynės. Tai galima sakyti, kad už sėdynės galima įrengti taškus ir to užtenka, kad šitas diržas atliktų savo funkciją. Tai va. Su šito diržu, kas yra labai svarbu ir aš sakyčiau, reikėtų vengti tvirtinimo būtent diržo 20 laipsnių į priekį, vien dėl to, kad smūgio metu judant į priekį, juda kūnas su diržais. Kas vyksta, tai tarkim dabar imsime atstumą tarp kėbulo, tarp dugno ir tarp, sakykime, sagties taško vidurinio. Tai judant į priekį, šitas atstumas mažėja. Kai tas atstumas mažėja, tai gaunasi, kad juosmens diržus, būtent šitas diržas, užtraukia žemyn ir neleidžia dubeniu išslysti.